Sveiki, gerbiami automobilių pirkėjai. Pasidalinsiu savo patirtim ir papasakosiu, kaip galima išsirinkti automobilį, neturint specialios automobilių patikros įrangos. Tai visų pirmiausia, reikėtų pasikalbėti su pardavėju, pasiklausti viso automobilio istoriją, jeigu tokia yra. Jeigu jis nieko nežino, tada paprašyti VIN numerį, aišku, palyginti su automobilio VIN numeriu, kuris randasi arba po stiklu, arba po kapotu, arba ant viduj salone. Tada pasidarom online patikrą. Mes naudojam dažnai Car Vertical, kartais ir dažnai būna daug informacijos naudingos. Arba buvo kažkokie įvykiai, arba rida sukta, arba viskas tvarkoj. Tai tada irgi palyginam tą informaciją ir mums jau yra pagrindas, kaip galim, pagrindas į kokias dalis daugiau atkreipti dėmesį. Tada, po to, kai mes sulyginom VIN numerį, išklausėm istoriją, pasižiūrėjom, sakykime, servisų knygelę, tai tada mes pereinam prie bendros apžiūros. Apžiūrą aš patarčiau pasidaryti nuo apėjimo viso automobilio. Apeinam visą automobilį, niekur mes neskubam ir pasižiūrim absoliučiai kiekvieną detalę. Sparnus, durelės, bamperius, lietus ratlankius, pasižiūrim žibintus, pasižiūrim dangtį. Toliau, kaip mes apėjom visą mašiną, tada mums reikėtų pasižiūrėti iš įvairių kampų. Tai irgi mes daug ką pamatysim. Žiūrint iš tos pusės, sakykime, mes turim atkreipti dėmesį į šitas linijas. Ar čia durelės sueina su sparnais? Jeigu nesueina, ar durelės atsitraukia, ar sparnas, tai jau reiškia kažkas tai buvo daryta. Ar pas mūsų visos durelės yra lygios? Čia mes matom, kad yra lygumas pagal tą liniją. Taip pat pasižiūrim, ar yra visi tarpai, sparnų tarpai. Tai tarpai tarp kapoto ir sparno, visi tarpai tarp durelių, ar yra lygus šitie tarpai. Taip pat, ar bamperis gerai sueina su galiniu sparnu. Pasižiūrim tada iš tolo galą, kad pamatyti, ar pas mūsų viskas lygiai, mums reikia kuo toliau pasitraukti nuo mašinos ir iš tolo pasižiūrėti, ar visi tarpai bagažinės sueina. Tada sekantis etapas, einam per visus žibintus, pasižiūrim, ar nėra jie aprasuoti, ar nėra kažkur tai įtrūkimų. Sekantis etapas. Labai dėmesingai pasižiūrėkit į stogą. Pasižiūrėkit į stogo elementus, kad jie šitose vietose nebūtų kažkaip sulankstyti ar deformuoti. Jeigu mes matom, kad priekinė ta dalis yra deformuota arba kažkokie nelygumai ir čia mes matom taip pat kažkur nelygumus, tai reiškia buvo keistas stogas. Nuo tokios mašinos aš tada siūlyčiau bėgti kuo toliau. Toliau pasižiūrim į šitas vietas. Taip pat čia būna nuo akmenukų daug įdaužų, būna kažkokių nelygumų. Tada pas mūsų gimsta klausimas, jeigu čia kažkokie yra nelygumai, jeigu pas mūsų yra keistas stiklas, jeigu atidarant kapotą mes matom, kad keistas kapotas, tai yra irgi įtarimas, kad galbūt kažkada buvo numuštas žvėris. Tada buvo deformuotas stogas ir tokios mašinos irgi aš nesiūlyčiau pirkti. Sekantis etapas, praeikit per visas durelės, atidarykit, uždarykit kiekvieną detalę, jos turėtų visi vienodai užsidaryti. Tada pasižiūrėkit, ar gerai atsidaro, užsidaro bagažinė, ar nėra pas mūsų kažkokių momentų, kur rodo, kad buvo tvarkyta. Kitose mašinose šitų plasmasių nėra. Ir mes turėtume sulyginti kairį kraštą su dešiniojo. Tai irgi bus matyti, jeigu kažkokie yra skirtumai, tai reiškia sparnai buvo daryti.
irgi tada reikėtų užduoti klausimą pardavėjui, o dėl ko. Tada, jeigu mums išeina, atidarom vidinius elementus, pasižiūrim iš vidaus, ar sparnai visi lygus. Dažniausiai būna čia galima atsidaryti ir pasižiūrėti. Jeigu mes lyginam kairį sparną su dešiniu ir matom, kad čia buvo kažkokie nesutapimai, reiškia, kažkas buvo su sparnais daryta. Galiniai sparnai taip pat. Dažniausiai aš siūlyčiau tokios mašinos nebepirkti, nes kažin kaip ten buvo daryta. Jeigu galas buvo keistas, bus vanduo paskui eis į vidų ir taip toliau. Galą mes galim pasižiūrėti, taip pat atidarom dangtį. Dažnai pas mašinų tas apsauginis sluoksnis irgi pasikelia, tada mes matom tą vidų, ar tenai buvo kažkas, tai ar yra gamyklinis hermetikas, ar jau kažkokie manipulacijos buvo darytos. Nu, tada vėlgi klausimas pardavėjui. Sekantis etapas, pasižiūrėkit taip pat iš visų šonų. Nu, šita mašina yra su plėvelė, bet jeigu mašina be plėvelės, tai pasižiūrėkit, ar visų detalių, tai yra sparnų, durelių spalvos, ar nėra skirtingos. Gamykliškai visos spalvos turėtų atitikti ir nebūti jokio skirtumo. Tada pasižiūrėkit, jeigu atspalvis tvarkingai, iš įvairių kampų pasižiūrėkit dažų grubumą, nes kartais būna kelios dalis vienodos, o vieną mes matom, kad grubesnė. Tai reiškia, su šitą detalę buvo kažkas tvarkyta. Tada perinam toliau. Toliau atidarykit kiekvienas dureles. Pasižiūrėkit iš vidaus, ar viskas yra gamykliškai, ar visi durelės vienodos. Tada pasižiūrėkit sparnus. Tai va čia gerai mes matom, kaip plėvelė užklijuota, čia yra perėjimas. Tai dažnai būna taip, kad kai nudažo sparną, tai čia mes pamatysim va tokį va perėjimą, kad buvo užpurkšta dažų, bet čia neliesta. Ir tada grinai kaip ir va šitoje vietoje mes matom perėjimą. Reiškia, su sparnu buvo kažkas daryta. Taip pat atidarom kiekvienos durelės, pasižiūrim, ar viskas yra gamykliškai, ar taip pat yra užpurkšta kažkokių dažų. Čia mes matom, kad viskas yra hermetikas gamyklinis, čia atitinka taip pat, jokių rūdžių apačioj nėra, nors čia guma, kitur nėra gumų. Pasižiūrim labai svarbios dalykus, tai yra automobilio stoikės. Pasižiūrim, ar buvo sukti varžtai durų. Vėlgi, jeigu mes matom, palyginam kairį stoikę su dešinė ir jeigu matom, kad visos vienodos, jokių skirtumų nėra, tada nėra poreikio nerimauti. Bet jeigu mes matom, kad stoikė buvo sukti varžtai, matosi, kad neatitinka kairį su dešinė, tai irgi aš bėgčiau nuo tokios mašinos, nes gali būti blogai mašinos geometrijai, blogai kažką sutvarkė, automobilis jau buvo stipriai kažkokį įvykį turėjęs. Ir dabar jau šitą vietą jinai tikrai nebus tokia pat tvirta kaip originalė. Tai čia labai svarbus dalykas. Bet jeigu mes matom, kad stoikės yra tvarkingos, kaip vidurinės, kaip priekinės, bet yra durelės buvo nuimtos, to bijoti nereikia, nes kartais netgi pas dilerių, kai mes nuvežam mašiną ir buvo durelės įbrėžtos, tai dažniausiai visą mašiną nevaro į boksą, o nuima durelę, ją perdažo ir uždeda atgal. Tada, jeigu mes visur matom, kad viskas vienodai, viskas gamykliškai, mums viskas tinka, tada pasižiūrim visus langus. Jeigu automobilis 15 metų, tai ant langų mes irgi pamatysim čia numeraciją 15 metų. Pasižiūrim priekinį stiklą, nes dažnai būna įskilimų, įtrūkimų, ar yra originalas stiklas ar ne. Nes dažniausiai, kai yra originalus stiklas, tai mes pamatom šitos markės ženkliuką. Čia mes matom, stiklas originalus yra.
čia taip pat metai atitinka. Pasižiūrim kairį stiklą su dešiniu. Jeigu vienas iš stiklų skiriasi, tai reiškia buvo arba vagystė kažkokia ir stiklą išdaužė ir įdėjo naują, arba buvo kažkoks įvykis, tada klausimas vėl pardavėjui. Toliau, ką aš siūlyčiau pasižiūrėti, tada atidarom kapotą. Tada pasižiūrim, ar sparnai nebuvo liesti, nes matysis labai akivaizdžiai, jeigu buvo sukti varžtai, tai mes matysim, kad jau ne gamykliniai dažai ant varžtų. Tada pasižiūrim, ar kapotas nebuvo suktas. Mes taip pat pamatysim pagal varžtus, ar buvo sukti ar ne, nes bus kažkiek tai nuimti dažai. Pasižiūrim žibintus, jeigu tai leidžia prieinamumas. Ar žibintai visų pirma gerai stovi vietoj, ar nėra kažkokių jau tvarkytų žibintų laikiklių. Ar atitinka žibintų metai, nes jeigu vienas žibintas bus ten, sakykime, atitiks metai mašinos, ten 15, o kitas žibintas bus kažkokių kitų metų, reiškia šitoj vietoj žibintas buvo keistas, taip pat tada žiūrim, galbūt buvo kažkoks smūgis, galbūt tiesiog žibintas buvo kažkada sudaužytas. Tada pasižiūrim į lonžeronus. Lonžeronai tai yra rėmo dalis, kurie sujungti yra su amortizatorių rėmos atramom. Taip pat pasižiūrim, palyginam kairį, dešinį ir kairį, ar visi yra lygus. Nes jeigu būtų smūgis stiprus, tada šitie elementai lonžeronai, jie būtų tada jau tvarkyti, tada irgi šitos mašinos kaip ir nesiūlyčiau pirkti, nes kažin, galbūt buvo stiprus smūgis, buvo kažkokie variklio laikikliai sulūžę, galbūt buvo įtrūkimai blokė ir taip toliau. Yra variantas geresnis arba yra pasirinkimas, jeigu matom lonžeronai buvo tvarkyti, tada einam prie kitos mašinos. Tai va, sekantis etapas, tai galbūt variklio užvedimas. Gal ir nuo jo reikėtų pradėti, arba užvesti variklį ir pasiklausyti, kaip jisai dirba. Jeigu jisai dirba lygiai, nėra jokių pašalinių garsų, nėra jisai stipriai apsitepalavęs, kad tepalai bėga visur, tai tada perinam prie apžiūros, prie tolimesnės apžiūros. Bet jeigu variklis turi kažkokių pašalinių garsų, jis visas apsitepalavęs, jisai trūkčioja, nelygiai dirba, tai tada aš siūlyčiau vis dėlto nuo tos mašinos eiti prie kitos ir nesukti savo galvos. Nes variklis gali paskui reikalauti stiprių ir didelių išlaidų. Užvedam variklį. Gerai, kad automobilis būtų šaltas. Vėlgi, prieš užvedant variklį mes tiesiog įjungiam degimą. Arba pasukam raktą ne iki pilno užvedimo, arba paspaudžiam 2 kartus mygtuką ir pasižiūrim, ar visos lemputės, tai yra visos lemputės, tai yra variklio lemputė, airbagas, ABS ir taip toliau, ar jie visi dega. Nes kartais būna, kad dega variklio įspėjimo ženklas, o pardavėjas jį tiesiog paima ir išima. Ir jis kaip ir dega, bet jo nepamatysit. Tai pasižiūrim, visos lemputės dega, jau gerai. Airbagas dega, viskas gerai. Tada užvedam variklį. Užvedam variklį, visos lemputės išnyko, tai jau geras ženklas. Tada po variklio užvedimo pasiklausykit. Tiesiog prieikit prie variklio ir ant laisvų apsukų dėmesingai pasiklausykit.
ar viskas tvarkoj, nes dažniausiai ant laisvų apsukų pasirodo kažkokios problemos. Kitos problemos, aišku, pasireiškia, kai paspaudi gazą ir važiuoju jau su dideliom apsukom, bet dažnos problemos išlenda jau varikliui dirbant ant laisvų apsukų. Pasiklausom, nėra kažkokių nelygaus variklio darbo. Nėra pašalinių garsų. Variklis dirba gerai. Tada pereinam prie variklio apžiūros. Dažniausiai kiekvienas mes turim telefoną, telefone yra prožektorius. Arba pasiemam prožektoriuką ir pradedam pasižiūrėti absoliučiai iš kiekvieno krašto, kiek mes galim daeiti iki variklio ir kur mes galim tik tai pasižiūrėti. Pasižiūrim iš šonų, kad nebūtų tepalų prasisunkinimų. Iš priekio. Pasižiūrim iš kito šono. Pasižiūrim toliau. Nuimam, užgesinam variklį. Pasižiūrim, atsukam tepalo kamštį. Pasižiūrim, ar nėra didelės kažkokios emulsijos. Pasižiūrim į vidų, nes dažnai irgi iš vidaus mes, kai matom labai didelis sluoksnį, tokį kaip smalos, čia degusio tepalo, tai reiškia, tepalas nebuvo keistas labai dažnai. Tai irgi negeras ženklas. Jeigu mes matom, kaip čia, kad yra viskas gražiai ir blizga, tai jau taip pat geras ženklas, kad variklis buvo prižiūrėtas. Tada pabandykit nuimti viršutinį dangtį, jeigu leidžia pardavėjas. Ir pasižiūrėkit, kas darosi viršuj. Tai irgi mes daug ką pamatysim. Kartais būna tepalo prasisunkinimai. Labai dažnai, jeigu būna V formos variklis, tai tarp galvų yra tepalo aušintuvas. Iš aušintuvo pradeda varvėti tepalai. Tai bus labai brangus tarpinis keitimas. Taip pat tada jau bus proga dėrėtis. Pasižiūrim ant šalto variklio, ar visi skysčiai yra normoj. Šitoj vietoje mes matom, kad antifrizas yra normoj, kad jisai yra švarus. Pasižiūrim, ar yra švarus vairo stiprintuvas skystis, ar yra lygiai stabdžių skysčiai. Patikrinam tepalą, jeigu yra tepalo matuoklis, pasiemam, patikrinam tepalą, pasižiūrim, kokios jisai spalvos, nes jeigu netgi ir per kamštį galim pasižiūrėti, jeigu nėra šiupo vadinamų. Jeigu mes matom, kad tepalas jisai kaip smala, juodas visas, tai reiškia irgi, dažniausiai tai būna pas dizelinių variklių. Čia benzininis variklis, tai tepalas jis dažniausiai būna gražus. Tai jeigu jisai visas juodas, jis toksai jau, matosi, kad ilgai nekeistas, irgi tada jau nėra geras ženklas pirkti tokią mašiną. Nes variklis nemėgsta, kai tepalai keičiami retai. Apžiūrėjom visą tą variklio angą, užvedėm, pasiklausėm, pasižiūrėjom, ar nėra pas mūsų emulsijos, užvedam variklį. Paimam, išsukam vairą į vieną pusę. Ir tada pasižiūrim. Ir dažnai matosi iš šono, ar yra kažkokie variklio tepalo prasisunkinimai. Taip pat kolonėlė. Matom, kad kolonėlė yra sausa. Tepalų iš kairiojo šono prasisunkinimų nėra. Kad rėmas taip pat nėra, nesimato kažkokių tiesinimo
darbų. Visur yra gamykliškai, viskas stovi gamykliškai ir vietai. Tada pasukam vairą pilnai į dešinę ir pasižiūrim taip pat dešinę pusę. Čia mes taip pat matom viskas sausa, variklio blokas sausas, iš granatų pusašių jokių tepalų nėra, vairo kolonėlė sausa, rėmas atitinka ir kairėsis pusės. Nieks nėra deformuota, nieks nebuvo daryta. Tada sekantis žingsnis ir pereinam prie važiuoklės apžiūros. Čia taip pat pardavėjų leidus pasiemam kilimuką, padedam ir taip pat kaip mes žiūrėjom visą automobilį iš išorės apeidami, taip pat mes dabar pasižiūrim į apačią. Kiekvieną kraštą, tai pradedam nuo bet kurio pusės, pasižiūrim, ar visi slenkščiai nėra deformuoti, ar nebuvo pagauta kažkokių bordiūrų, ar kažkur tai užvažiuota mašina nebuvo. Čia mes matom, viskas yra lygiai. Yra uždėti gamyklinės apsaugos. Pasižiūrim paeiliui stabdžių diskus. Stabdžių diskus mes irgi matom, kad išdirbimo didelio nėra, jie nėra surūdiję, tai jau irgi geras ženklas. Pasižiūrim lietus ratlankius, jie taip pat nėra subraižyti. Pasižiūrim padangas, ar padangos nėra suėstos nei iš išorės, nei iš vidaus. Nes tai tada geras ženklas ir pasakys apie tai, kad mašinos suvedimas yra geras. Tada einam toliau, pasižiūrim šitos vietos. Čia taip pat dažnai matom tepalų prasisunkinimus iš dėžės, iš variklio. Čia viskas sausa, gražu. Visos apsaugos originalės, nieks nesitabaluoja. Pasižiūrėkit priekinius diskus irgi. Čia būna jau kokie keli milimetrai, tokia vadinama kromkė. Tai reiškia, jų išdirbimas diskų yra didelis. Ir greičiausiai važiuojant jau jausis nemalonus stabdymas. Taip pat pasižiūrėkit padangas. Ar nėra išėsta iš išorės, iš vidaus. Irgi taip pat sakys apie gerą suvedimą. Tada einam toliau, pasižiūrim iš priekio. Čia taip pat mes matom labai gražiai gamykliškai sudėtos apsaugos. Jokio tepalų prasisunkinimo nėra. Čia mes matom radiatorius, irgi jokių pėdsakų, kad būtų kažkas tai tvarkyta, nesimato. Taip apeinam irgi visą važiuoklę. Pasižiūrim iš galo. Ir dabar mes visą dėmesį skiriam variklio darbui, dėžės perjungimui. Pradedam nuo mažų apsaugų, po truputį įsibėgėjam. Ir labai dėmesingai stengiamės jausti, kaip persijungia bėgiai. Ar nėra smūgių, ar nėra pašalinių garsų, ar mašina važiuoja tiesiai, niekur jos į šonus neneša. Ar
gerai ir švelniai mašina sustoja. Nes dažnai būna, kad jeigu priekiniai, sakykime, priekiniai įvorės jau yra išplyšusios, tai stabdant ir greitai paspaudžiant gazą ir vėl stabdant, mes pajausim, kad yra kažkoks pašalinis garsas. Tai irgi, sakys apie tai, kad priekyje jau važiuoklė reikia kažką tai keisti. Tada vis pamažu pabandom po truputį įsibėgėti. Taip pat pabandom rankinį bėgių perjungimą. Ar taip pat dėžė gražiai jungia visus bėgius. O dabar važiuojam ant 4, įsibėgėjam, perjungiam ant 5 ir jaučiam, kad jokių smūgių, jokios vibracijos, pašalinių garsų nėra. Tai jau geras ženklas, kad dėžė dirba gerai. Tepalų prasisunkinimo iš apačios nesimatė. Bet rizika vis tiek liks, nes automobiliai dažniausiai yra su ryda, jie yra nenauji ir į variklį mes kaip taisyklė neįlysim, į dėžę taip pat. Bet jeigu dėžės tepalai buvo keisti laiku, jeigu variklio tepalai buvo keisti laiku, ryda tikra, tai aš manau, mašina turėtų važiuoti be jokių problemų. Toliau tada geras patarimas, jeigu leidžia vėlgi galimybės, išvažiuojame autostradą. Duokit, nepabijokit, duokit gazo automobiliui. Ir į tos visus, taip sakant, neigiamus momentus pardavėjo, kad nereik man draskyti, mašinos irgi stenkitės nekreipti dėmesio, nes, draskyti tai yra, jeigu mes važiuojam, jie tikrai draskom ten, bet jeigu mes paspaudžiam automobiliui gazą daugiau negu visą laiką, tai nėra kažkas blogai. Pasižiūrim, ar nemeta automobilis dūmus, ar nėra kažkokios vibracijos. Dažniausiai per kažkur tai 100 kilometrų spaudžiant stabdį, jeigu blogi diskai, tai mes jausim arba į pedalą vibraciją, arba į vairą, bet tai labai stipriai jausis. Arba automobilį įsibėgėjant stipriai neš kažkur į šoną, arba stabdant jį kažkur mes į šoną. Tai irgi tada jau reikės susimastyti apie automobilio stabdymo gerumą ir apie geometriją. Pabandom įjungti sporto režimą. Matom, kad variklis dirba gerai. Taip pat dėžė jokių pašalinių garsų neturi. Trauka labai gera. Vibracijos nėra. Sakyčiau, kad kiek galėjau paaiškinau visą tą automobilio patikrą be specialios įrangos, bet jeigu jums liko kažkokių klausimų patys, jūs tikrai nenorit arba bijot užsiimti tą patikrą ir norit, kad mašinos pirkimo metu riziką sumažintumėt, tai kreipkitės, mes visą laiką padėsim ir pakonsultuosim, visą tą informaciją bus nemokamai, jau apie paslaugos įkainius jūs rasit puslapyje, o puslapio informaciją rasit apačioj šito filmuko nuorodoje. Tai linkiu visiems gero pirkimo, laimės. Dėkui. Pakišam nosį iš apačios. Galima kartais pasinaudoti telefonu, pasimti, kad nelandžiut telefoną, įjungti video ir visą iš apačios nufilmuoti. Tada jau peržiūrėti. Čia mes irgi matom, kad galas deformuotas nebuvo, niekas netvarkyta. Viskas yra savo vietose. Sekantis etapas
Pereinam prie salono. Taip pat dar pamiršau pasakyti, kai dizelinė mašina, pasižiūrėkit į išmetimo vamzdį. Jeigu išmetimo vamzdis yra, vat, kaip čia benzinas, čia yra jisai ne juodas, o gražus, tai reiškia, kad katalizatorius DPF filtras yra vietoje. Jeigu jis jau būtų juodas, čia viskas būtų pajodavę, visur juoda, tai reiškia DPF dažniausiai jau vietoje nebus. O tiksliau patikrinti galima tik tai padarus diagnostiką. Toliau pereinam prie salono. Po to, kai mes patikrinom, sakykime, CarVertical, pasižiūrėjom rydą atitinka, čia šitoj mašinai yra 110 000 kilometrų pravažiuota. Rydą CarVertical atitinka, pasižiūrėjom serviso knygelę atitinka, esant galimybė pasiskambinom pas dilerį arba nuvažiavom per dokumentus, per VIN numerį, sužinojom istoriją, kad taip pat rydą atitinka, mes tada jau ramus dėl rydos ir kažkokių klausimų tada neturėtų atsirasti. Bet jeigu tos informacijos nei CarVertical, nei kažkokios servisų knygelės nieko nėra, o matom, sakykime, ant skydelio mašiną ten jau 10 metų pravažiavusi ant skydelio, mes matom ten 150 000, tada jau reikėtų žiūrėti, ar atitinka tą rydą realybės. Dažniausiai žiūrim visas liečiamas dalis. Tai yra rankinėlė. Vat 110 000 mes matom, kad jinai praktiškai nauja yra. Jeigu mes matom, kad rankinėlė yra jau visa pabrozinta, kažkaip jau sulankstyta ir taip toliau nutrinta ir ryda apie 150 000, jau tada klausimas dėl ko. Pereinam tada toliau prie vairo. Vairas prie 110 000 atrodo praktiškai va taip. Jis apynaujis. Čia sėdynė taip pat, jinai turi būti apynauja. Jeigu mes matom, kad sėdynė jau visa suplėšyta, kad sudraskyta, o pardavėjas rašo, kad yra apie 150 ar 200 000, tai tada turėtume pagalvoti, ar tikrai. Tada pasižiūrim pedalus. Pedalai taip pat matom, kad yra jau toks nutrinimas. Jeigu mes matom, kad mašina 150 000, o pedalas jau visas nutrintas praktiškai, arba tai būtų mechanika, tada jau sankaba nutrinta, tai tada irgi klausimas. Pasižiūrėkit po kilimėliu, ar nėra vandens, ar viskas yra sausa. Nes dažnai būna, kad automobilį prabėga vanduo, taip pat pasižiūrim gale, kur atsarginis ratas, ar nėra tenai vandens. Jeigu bėga vanduo, tai jau irgi paskui surasti, dėl ko surasti priežastį yra labai sunku. Toliau pereinam prie perjungimų. Pasižiūrim, ar nėra jie nutrinti. Jeigu jie yra nutrinti, tai irgi sako apie tai, kad galbūt mašinos ryda jau yra daug didesnė. Tada pereinam prie bėgių perjungimų. Bėgių perjungimas taip pat čia ant vairo, bet dažnai būna per vidurį, tai irgi pasako apie rydą daug. Tada pasižiūrim porankį. Porankis taip pat, jeigu jau ryda apie 300, tai bus visi dažai tokie nutrinti, bus kažkokie subraižymai ir taip toliau. Čia mes matom, kad viskas yra švaru ir lygu. Taip pat pasižiūrim vairuotojo sėdynę. Dažnai būna prie didelės rydos, jeigu mašina brangi, tai permeta sėdynės apmušalą nuo vairuotojo sėdynės į keleivę. Tada keleivio sėdynė šitoj vietoj bus labai stipriai nutrinta. Į tą irgi atkreipiam dėmesį. Jeigu buvo šauti airbagai, pasižiūrim pirmą diržus. Diržai turi atitikti metai. Metai čia mes matom
14.04. Tai atitinka automobilio metams. Čia mes matom VIN numerį. Toliau pereinam prie irgi nemažai svarbios vietos. Jeigu mašina buvo taksi, dažnai klientai sėda iš dešinės pusės į galinę sėdynę. Tada mes matysim, kad čia bus labai stipriai nubrozdinta. Bus sėdynė čia stipriai nubrozdinta, su kojom, sakykime, ir taip toliau. Šita sėdynė taip pat bus nešvari, bus kažkokie pabraižymai. Taip pat patikrinam metus. Dažnai metai būna ten ant tokios birkutės galinių diržų. Bet ir būna, čia neparašyti metai, tai reiškia ant birkutės. Pasižiūrim, ar visur yra, visas lubos yra tvarkingos, ar nėra cigarečių kažkokių pažeidimo pėdsakų. Čia mes matom viskas tvarkoj. Taip pat pakešam ranką, pasižiūrim, ar yra viskas tvarkoj, nėra vandens apačioj, ar nėra trinti šitos vietos. Tada sekantis etapas. Mes pereinam prie visų elektronikos elementų patikros. Užvedam variklį. Pasukam vairą į kairę, į dešinę. Ir paklausykit, ar nėra kažkokių pašalinių garsų. Išjunkit ventiliatorių. Tada geriau girdėsis kažkokie pašaliniai garsai. Ir pasižiūrėkit, tada trumpais judesiais pajudinkit vairą. Čia iš vairo kolonėlės jokių pašalinių garsų nėra. Sukant pašalinių strigimų kažkokių ir pašalinių garsų nėra. Vėlgi, jeigu mes jaučiam tokiais trumpais judesiais, kad kažkokie yra tokie smūginiai, smūgioja jausmas toks, kad yra toks liuftas, tai tada reiškia, geriausiu atveju tai bus angalis arba vairo traukelė, blogiausiu tai bus vairo kolonėlė. Tada vežam mašiną į servizą, pakeliam, sumokam pinigus ir tada jau meistras jisai pasakys, ar čia iš vairo kolonėlės ar ne, nes čia taip pat gali būti brangus remontas. Vietoj pasižiūrim bėgius. Pajunginėkit draivą, pajunginėkit atbulinę, įjunkit parkingą ir pasižiūrėkit, neturi būti visiškai didelių smūgių. Truputį kartais, kai mašina yra pavažiavusi, gal truputį jausis tas perjungimas, bet jokių būdų neturi būti kažkokių pašalinių garsų ir neturi būti smūgių. Čia mes jokių smūgių nejaučiam. Vairą pasižiūrėjom, bėgius vietoj perjunginėjom, pereinam prie kitų visų elektronikos dalių. Pajunginėkit visus langus. Praeikit per visus langus, praeikit pro sėdynę. Ar visur viskas veikia? Ar veikia šildymas? Ar veikia sėdynės ventiliacija? Įjunkit ventiliatorius. Įjunkit kondicionierių. Pajauskit, ar veikia ortakį. Pajunkit, kad pūstų ant lango. Pajunkit, kad pūstų į kojas. Tada mes žinosim, ar visos sklendės veikia tvarkingai. Tada įjunkit posūkius. Pasižiūrėkit, ar posūkiai veikia. Pasižiūrėkit, ar langų valytuvai veikia. Dabar aš nejungsiu, nes kapotas atidarytas. Įjunkit, čia važiuoklė yra pneumatinė. Pakelkit važiuoklę. Dabar durys atidarytos, tikriausiai nekels.
pakelkit važiuoklę. Girdim, kad įsijungia kompresorius ir važiuoklė pasikėlė. Reiškia, apeinam visą mašiną, pasižiūrim, ar visur pasikėlė vienodai. Tai mums pasakys apie važiuoklės kalibraciją, ar tvarkingai visą padaryta. Nes jeigu būna važiuoklės pneumatinis gedimas, tai tada matysis gedimas jau skydelėje. Čia mes viską matom, kad viskas veikia tvarkingai. Nuleiskit mašiną. Vienas irgi iš tokių svarbių momentų – įjunkit muziką. Pasiklausykit, ar nečirškia dinamikai, nes dažnai būna, kad dinamikas čirškia, paskui važiuojant jums bus labai didelis diskomfortas klausyti muzikos, kai čirškia dinamikas. O iki jo, iki garsiakalbio, kad reikia, sakykime, išardyti pusę panelės. Ir tai vėlgi reikalaus didelių pinigų. Įjunkit radiją. Pasidarykit garsą. Paklausykit, ar viskas veikia. Uždarykit durelės. Iš vidaus pabandykit atidaryti durelės. Ar visus užsidaro, atsidaro, užsidaro. Kai mes įsitikinom, pasižiūrėkit būtinai liuką, ar jisai veikia, nes kartais būna, kad liukas neveikia arba deformuotas, tada bėgs į vidų vanduo. Jeigu liukas neveikia, vėlgi čia yra vienas iš momentų susimastyti, ar buvo kažkas su stogu daryta, ar galbūt tiesiog pats liukas neveikia, bet noriu pasakyti, kad dauguma meistrų neapsiima liuką tvarkyti. Kai mes patikrinom visą tą elektroniką, pasižiūrėjom, kad viskas veikia ar neveikia, geriau turėti sąrašą, pasimti lapuką, pasimti rašiklį ir kiekvieną tą defektą, kurį mes matėm su kėbulu, su varikliu, su apačia, su diskais, su elektronika, visą tą tiesiog pažymėti, kad būtų paskui, čia bus kaip dėrybos momentas su pardavėju. Po to perinam prie testinio važiavimo. Važiuojam. Taip pat siūlyčiau sumažinti ventiliatoriaus darbą, kad mums išjungti muziką. Sumažinti ventiliatoriaus darbą, kad mums nesigirdėti jokių pašalinių garsų, o girdėti tik tai variklį. Įjungiam drive, matom, mašina niekur nejuda, viskas tvarkoj, pasižiūrim rankinį stabdį, nes dažnai būna pas automobilių, pas naujesnių automobilių, sakykime, jau kurie pravažiavo ten 1,5 ar 200 tūkstančių kilometrų, būna problemos su rankiniu stabdžiu. Mes tai nepatikrinom, atėjo laikas daryti techninę apžiūrą. Techninę apžiūrą nepraleidžia, nes yra gedimas, o kad gedimą pašalinti, reikia kelis šimtus eurų išleisti remontui. Patikrinam, čia mes matom, atsileidžia, užsitraukia, dirba tvarkingai. Įjungiam ir tada pradedam testinį važiavimą. Pirma, visą laiką gerai būtų išvažiuoti ant mažo greičio, nuvažiuoti į žvyrkelį, jeigu mes neturim dabar automobilių servizo, ir pravažiuoti po žvyrkelį, po dobelės ir pasižiūrėti, ar nėra kažkokių didelių stiprių garsų iš važiuoklės. Vėlgi yra, jeigu tų stiprių garsų. Tada klausimas pardavėjui, kas gali būti, ir vežam į servisą žiūrėti. Iš šonų, kai mes žiūrėjom
išsukant ratą, pasižiūrėjom apačią važiuoklės. Mes labai gerai galim pamatyti amortizatorių tepalo prasisunkinimus, tai irgi suprasim, kad jau amortizatorius reikės keisti. Tada, pavažiuojant po žvyrkeliu, įjungiam atbulinį bėgį. Pasižiūrim, ar veikia kamera, ar veikia parktronikai. Parktronikai, galima, jeigu dviese, kad kažkas tai prieitų iš priekio, paprašyti ten pardavėjo arba iš galo įjungiant atbulinę bėgį.